Klausykit, kuo skundžiasi žmonės? Kuo skundžiasi jūsų darbuotojai? Viskuo, fine, ok. O dabar tas viskuo kaip nors detalizuokim, gerai? Kokie dažniausiai būna skundai? Alga maža, gerai, kas dar? Pavargę labai, gerai. Krūvis, nemyli, nesupranta, nepalaiko, neturi kada ilsėtis vargšeliai. Vat visi tie dalykai, ką jūs išvardinote. Gal yra kažkas tai bendras dėmuo, kuris juos jungia, kaip galvojat? Aš labai dažnai savo klientų klausiu, klausykit, kas yra vienintelis dalykas, kurio visiems žmonėms be išimties trūksta? Come on, dėmesio. Dėmesio, bet kitas dalykas, žmonės sako, man per mažai moko, pasirodo, jam dėmesio trūksta. Yra tokia mintis, kad žmonės šiaip veikia pagal tam tikrą kompensacinį mechanizmą. Pavyzdžiui, ateina žmogus į darbą ir tikisi, kad jam ten kažką duos. Tipo, pavyzdžiui, dėmesį. Kažkokį ten perspektyvę šviesą. Kažkokį tai ten, nežinau, palaikymą. Ir negauna. Ir kai žmogus kažko negauna, jis eina ieškoti, kur padėta. O dažniausiai padėta arčiausiai. Namie. O namie gauna? Ne, tai aišku, kad gauna. Žiūrėkit, ateina namo, ten išsirikiuoja visą šeimyną ir sako, oi, kaip tau ačiū, kai tu sunkiai dirbi. Taipgi būna, ne namie? Jo, tai aišku. Grįžti namo ir ten sako, kodėl taip vėlai? Ir žmogus negauna. Tai kai ten negauna, į kur jam dėtis, jis vėl grįžta į darbą. Grįžta į darbą su viltim, kad gal ten. Gal šiandien. Jis dar grįžta ne tik tai su viltim, kad gal šiandien, bet dar ir su lūkesčiu, kad jam sumokės už tai, kad jisai negavo to namie. Tai veikia kompensacinis mechanizmas, visiškai rimtai. Ir ką jie pradeda daryti? Zyst. O kodėl bandelės be cinamono? O kur dingo šviežios apelsinų sultis? Kodėl nėra parkinge vietos? Sakoma, kad yra didelis ego ir stiprus ego. Ir sakoma, kad didelis ego pasitenkina dėmesiu. Jis pasitenkina reakciją į mane. Ar mane myli, ar mane mato, ar mane pastebi, ar pastebi, kaip aš ketinu gerai dirbti. Stiprus ego pasitenkina rezultatu. Pasiektų rezultatu. Jam dėmesys yra svarbus kaip ir visiems žmonėms, nes irgi žmogus. Jam svarbiau žymiai pasiekti rezultatą ir tai jį veža. Ir tai yra dopamino šaltinis. Pasirodo, kuo lengviau žmogui gauti dopamino, tuo labiau mažėja jo atsparumas skausmui. Ką tai reiškia? Šiandien dopaminą gauti sunku? Easy. Ta prasme, telefoną įsijungiai turi. Į virtuvėlę nuėjai šokoladuką pasiėmei. Ir tokioje situacijoje mes atsidūrėm labai keistam momente. Žmonės siekia kompensacijos už tai, kad negauna tai, ko nori. Tada, reiškia, siekia to greito dopamino ir gaunasi taip, kad deficitinės darbo rinkos sąlygom, ir ne tik dėl to, kai kurie HR specialistai įsivaizduoja savo misiją organizacijoje kaip darbuotojų lūkesčių tenkinimas. Žiūrėkit, aš nesu blogas žmogus, kuris šiaip sakyčiau, kad reikia žmonėm užkirsti kelią prie dopamino arba kankinti darbo vietoje elektrą, kad jie priprastų prie skausmo. Aš kalbu apie tai, kad galbūt organizacijoje yra priemonės ir sąlygos padėti žmogui tapti labiau atspariu skausmui. Priminsiu, kuo lengviau prieinamas dopaminas, tuo mažesnis atsparumas skausmui. Tokios svarstyklės, žinot, tokios supynės. Čia dopamino daug, čia atsparumas skausmui. Ir galbūt mes organizacijoje galim padėti žmonėm, ne tai, kad negaut dopamino, tai yra neįmanoma. Ir ačiū Dievui, kad niekam tai nepavyks, nes žmogus tada nustotų būti žmogumi. Tad galbūt mes organizacijoje galim padėti žmogui ne tai, kad dopamino iš jo atimt, bet pakeisti dopamino šaltinį. Ir mažo to, duoti jį ne mažom dozėm, o duoti didelėm ilgam laikui.